Sveiki, gyvi futbolo gerbėjai, pradame tiesioginę transliaciją iš Tauragės miesto. Čia, vis dar rezervinėje aikštėje. 13 turo rungtynėse jau netrukus susitiks Vilniaus Žalgiris ir šių rungtynių šeimininkai Tauragės Tauro komandos futbolininkai. Pirmasis šansas ir Matuzas gelbsti komandą praktiškai 100% situaciją. Laikas nubusti čia. Tušti vartai, Vedranas Gercas, smūgis 1-0. Smūgis 1-0 ir Žalgiris štai taip ramiai, lengvai. Artūras Žulpa iš labai toli galėjo iš tikrųjų pasiųsti kamuolį į vartų tinklą, jam nepasisekė, sutrukdė skersinis, tačiau jokia bėda, Vedranas Gercas vietoje, laiku pakiša koją ir 1-0. Žalgiris, net, sakykime, neprasidėjo toks tikras šturmas, sužaista netiek jau ir daug laiko ir pirmasis įvartis vartų tinkle. Šilėnas, Kuklys, atgal Šilėnui, nuošalės nėra, Šilėnas. Čia Gercas. Gercas numeta kamuolį toliau. Leliugas smūgiuoja. Ir trūksta labai nedaug. Gercas įkertančiam Žulpai vienu lietimu. Ne, dar geriau gaunasi Leliuga. Leliuga pats tolokai atsileidžia kamuolį. Leliuga vis tik sugeba smūgiuoti į vartus. O dabar nuošalės nėra. Artūras Žulpa. Tai bus šansas. Tai bus šansas, jo perdavus. Gercui tušti vartai, reikia mušti įvartį. Va čia Kuklys ir tai yra šansas, momentas, reikia mušti įvartį. Mantas Kuklys ir 2-0. Pirmasis kėlinys prasidėjo tokiu greitu Žalgirio komandos įvarčiu. Dabar analogiška situacija ir komandos draugai bėga sveikinti Mantą Kuklį, kuris tik prasidėjus antrajam kėliniui siunčia kamuolį į vartų tinklą. Bilinskis, geras taškas mušti įvarčiu, Matuzas gelbsti. Čia Bilinskis nesusistabdo kamuolio, tačiau yra Vilkas. Kairė koja, jo šūvis, gražus smūgis iš tikro. Čia šūvis ir 3-0. Bilinskis ramiai užtikrintai, ką daro Tauras, aš nežinau. Pasirodė aikštėje pakeitimo pats. Iš kokių 18-19 metrų šauna stipriai Bilinskis ir nuginkluoja Martyną Matuzą. Čia vėl Bilinskis. Jo šūvis. 4-0. Tai yra realybė, tai nėra kažkoks kompiuterinis žaidimas su kodais. Viskas čia vyksta sąžiningai. Ir Bilinskis. Jis įrodinėja, kad čia dienai vis tik yra Žalgirio puolimo lyderis. Geras smūgis gaunas. Babilius. Širliuga. Bilinskį nuošalės nėra. Bilinskis būdos aikštelė. Daro, ką nori. Ten takuja, ką nori. Dar sugeba smūgiuoti praktiškai, nes vartininkas nelabai galbūt užfiksavo kamuolį. Žalgiris tiesiog tęsia ataką. Čia perdamas Bilinskiui. Bus trečias įvartis ar ne? Bilinskis ir gelbsti šį kartą Martynas Matuzas komanda. Švirliugai jungiasi kraštu, Leliuga duoda į vidurį. Kanai atgal Leliugai. Leliuga gerą perdavimą atlieka, labai gerą. Ten Radavičius. Ir Bilinskis. Ir Kanai gauna kamuolį, vienas prieš vartininką. Pats turi užbaigti, muša ir takuja Kanai. Kairė koja, jo džiaugsmas, jo įvartis ir Žalgiris tiesiog triuškina Tauragės Taurą. Šiame kėlinyje 0-4. Ir Bilinskis. Geras koks perdavimas Radavičiui. Radavičius vienas prieš vartininką. Jo šūvis ir dar vienas įvartis. Tiesiog tyčiojasi Žalgiris šiandien iš Tauro antrajame kėlinyje. Jau 5 įvarčiai praleisti. Ir ką šiandien daro gynybos linija? Tiesiog sunku suvokti. O štai tokį smūgį dabar atlieka 51 Tauro numeris Antonino Campanella. Kanai gali mušti. Dešinė koja, atakuoja Kanai. Štai taip prasmūgiuoja. Stiprus, geras šūvis.
Ir Žalgiris 7-0. Tokio rezultato šiame lygos sezone nebuvo. Šurliuga.